tęsėme spaudos konferencijų maratoną organizuojamą po Europos parlamento rinkimų. Paskutiniai šioje spaudos konferencijoje dalyvauja Tautos ir Teisingumo sąjungos centristų tautininkų atstovai, tai Petras Gražulis, pirmininkas, tuo pačiu išrinktas ir į Europos parlamentą, Naglis Puteikis, vicepirmininkas ir Ramojus Girinskas, rinkimų štabo vadovas. Tai jūsų trumpi pasisakymai pradžioje, tada kolegų klausimai. Jo, mikrofonas. Nuoširdžiai padėkoti Lietuvos gyventojams, kad už mane balsavo, nors sociologinių tyrimų agentūra nežadėjo man nei 1%, visada rašė 0, neminėjai manęs, tai kažkaip tikrai esu realistas, nelabai tikėjau, bet mano tokia daugiau buvo švietėjiška veikla, aiškinau žmonėms, kad agituodamas, kad jokių būdų negalima išduoti krikščioniškų vertybių, kad negalime Lietuva nusigręžti nuo šeimos, kad tai yra absurdas kažkokios 107 ar kiek tos lytys, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir kad tauta laikytųsi šitų nuostatų. Taip pat priminiau, nes labai dažnai ir žiniasklaida iš tos provincijos, kuri balsuoja truputėlį kitaip nei miesčionys, tai yra Vilniečiai, visada juos žemina, kaip ir mane. Tai aš primindavau labai trumpą istoriją Lietuvos nuo caro okupacijos metų, kad dėja, kada caras okupavo Lietuvą, kad tik provincija išgelbėjo Lietuvą ir tai istorikai kalba, jie įsaugojo lietuvių kalbą ir taip pat yra skulptūra Rimšos, kada motina laiko ant kelių kūdikį, verpia siūlus ir moko lietuviškai iš katekizmo skaityti. Taip pat aš priminiau žmonėms ir Lenkijos okupacijos laikotarpį, kada miesčionys gėdėjosi kalbėti lietuvių mužikų kalba ir tą kalbą irgi išlaikė ir lietuviškai kalbėjo kaimas, provincija. Tai ačiū jiems. Primindavau ir komunistų partijos, kada Lietuva buvo sovietų okupuota, kad kaimo žmonės ėjo į miškus, gynė, o miesčionys vėl prisitaikė, vėl išdavė Lietuvą ir stojo į komunistų partiją. Tai visada sakydavau ir sakau, džiaukitės, didžiuokitės, kad esate žmonės iš provincijos, kad jūs, jei ne jūs nebūtų Lietuvos, tai ir šiandien aš dėkoju, kad jūsų morališkai nesužlugdė Europos Sąjunga, kaip ir sovietmečiu jūsų nesužlugdė. Taigi, džiaugiuosi iš provinciją ir matyti dėl to taip, kaimo žmogus, tas provincijos žmogus niekinamas ir provincija yra tiesiog greunama. Taigi ir sakau, savo kaip pradėdavau, vyrai, nepasiduokit kvailom madom ir nekeiskit orientacijos. Mados ateina ir praeina. Sovietmečiu buvo madinga būti komunistų ir sakė, kad Leninas atėjo visiems laikam, bet Lukiškių aikštė tuščia ir komunizmo nėra. Praeis ir šitos kvailos, genderistinės, homoseksualistinės mados ir Lietuva, kai sako, vėl grįž į normalų gyvenimą. Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Labai dėkoju jaunimui, kuris labai dažnai su manim fotografavosi, palaikė, nors sakydavo žiniasklaida, kad mane palaiko vien tik garbingo amžiaus žmonės. Tai irgi jiems ačiū. Ir tikrai labai nemažai jaunimo palaikė. Tai tikiuosi, būdamas Europoje, laikysiuosi šitų tradicijų, principus turiu, juos sovietmečių nesigyniau ir Lietuvą perėmus ar okupavus Landsbergių klanui ir nepakeičiau orientacijos ir jos nekeisiu, visą aiškinsiu, tai ką aiškinau per rinkiminę kampaniją ir per visą savo laikotarpį. Taip, sutrypė mane konservatoriai, negalėjo nuteikti Klaipėdos rajono žmonių, kuriems ačiū, tai sugalvojo mane už menkniekį, už nieką išmesti į Seimo. Bet nepasidaviau, nepadėjau mandato, kad negalvotų žmonės, kad man mandatas daug svarbiau už vertybės, už nuostatas. Ir todėl sakau jums, mėly žmonės, kad kas nekainuotų, kaip mane nespaustų, tas Strasbūras, iš kurio, tarp kitko, ateina visas šitas moralinis supuvimas, ten kovosiu, kad keistųsi Europą
priklausysiu frakcijom toms, kur šiandien jinai vadinasi konservatorių, reformatorių. Specialiai neminėjau rinkiminės kompanijos metu, nes žmonės būtų nesupratę, būtų galvoję, kad aš jungsiuosi prie konservatorių frakcijos, kur yra Lietuvoje, bet dėja čia liberalų frakcija ir jokia čia ne konservatorių partija ir frakcija, tai yra klaidinanti žmonės. Tai yra tikrai šiandien, dar noriu vieną dalyką pasakyti, kaip ir sovietmečiu, viskas yra užvaldyta, žiniasklaida užvaldyta ir man pikta, kada Landsbergis, čia teismai, prokuratūra, ikiteisminio tyrimo institucijos, viskas užvaldyta ir demokratijos Landsbergis važiuoja ginti į šitą Gruziją. Nu, absurdas. Visi mato, kad viskas yra vėl, kaip ir sovietmečių paimta į savo rankas. Ne debatai. Aš noriu pasakyti debatai. Tai ne debatai buvo. Tai viktorina buvo. Kodėl man neleisdavo pasakyti, ką aš noriu? Kodėl negalėdavo užduoti vienas kitam klausimo? Viskas panašiai. Sovietmečių buvo Glavlitas. Šiandien yra laidos vedėjas. Po Glavlitą kontroliavo KGB. Vedėją kontroliuoja VRK dabar. O instrukcijas rašė valdančioji dauguma, priėmė dar kodeksą, kad nebūtų galimybės pasireikšti, įsakyti savo pozicijas kandidatų į Europos parlamentą, ne tik į Europos parlamentą. Susidarė įspūdis, kad ne jis renkamas į Seimą, o paprasčiausiai čia yra egzaminuojami kandidatai. Ačiū. Tai gal kas Naglis ir Ramojus. Tai, žinau, perinam prie klausimą, ar jūs... Tai tegul visi keli sakinius pasakė. Aš noriu padėkoti pirmiausia 36 000 gyventojų, kurie balsavo už Petrą Gražulį ir mūsų partiją. O žurnalistam noriu pranešti, kad Petras yra kelių rekordų savininkas. Ir pirmas labai svarbus rekordas yra, jis yra paskutinis Sovietų Sąjungos politinis kalinys. Dar vienas rekordas, jis yra vienintelis Seimo narys ir dabar jau Europarlamento narys, dėl kurio paleidimo iš kalėjimo į Gorbačiovą kreipėsi Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Reiganas. Tai, man atrodo, šitie dalykai yra labai svarbus, jie yra nutylimi. Ir trečias rekordas yra tokia organizacija, žinai, ką renki, jinai rengia viktorinas po visą Lietuvą. Ir dideliam rengėjų nustebimui Petras Gražulis visuose debatuose, kur dalyvavo, jisai dalyvavo berods 9 debatuose, jis atsakė į visus viktorinos klausimus. Ten, žinot, tokius užduodavo specifinius klausimus, pavyzdžiui, kiek gyventojų yra Europos Sąjungoje, kiek valstybių yra Europos Sąjungoje, koks vidutinis medžio skersmuo Europos Sąjungoje. Ir Petras Gražulis, kaip bebūtų keista, atsakė absoliučiai visus viktorinos klausimus. O mane nustebinęs įvykis, tai Lukiškių kalėjimo aikštėje vykusių debatų, iš tikrųjų viktorinos metu, mažiausiai klausimus sugebėjo atsakyti ir daugiausiai nežinojo atsakymų Kubilius. Tai tiek. Tai gerai, labą dieną. Iš tiesų prisidėsiu prie Naglio sveikinimo, kad sveikinu ir dėkoju visiems Lietuvos žmonėms. Tie sąmoningi žmonės, kurie išgirdo, ką Petras nori pasakyti, tai galiu pasakyti, tikrai pasirinko teisingai. Tai tos visos tradicinės šeimos, tradicinės pažiūros ir visi turbūt sąmoningi žmonės ir galiu pasidžiaugti, kad tas aktyvumas nors nebuvo tikrai labai didelis. Visos prognozės, kurios net ir tokie įtakingi žurnalai kaip Politico nuteikinėjo, kad atseit mes negausime nei 1%, darė savo prognozės, tai čia buvo ne prognozės, čia buvo paprasčiausias visuomenės konstruktas, kuriuo metu, tiesiog norėjo sumenkinti tas tokias opozicinės partijas. Bet kaip žinote, Europoje vis tiek didžioji dalis partijų, tų opozicinių, labai dešiniųjų, kraštutinių vadinamų, įgauna pagreitį ir artėjantys Seimo rinkimai, aš manau, kad parodys daugą, kad žmonės pagaliau suprato, kas atstovauja juos, kas dirba už juos ir kas tikrai gali padaryti tą šalį į gerovės valstybę, kaip sakė mūsų prezidentas. Kitas dar dalykas, prisidėsiu prie Naglio rekordų.
Visi labai mėgstate kritikuoti Petrą, kuris važiavo, ką padarė, ten ar birutė, ar moteris, ar dar kažkas tai. Bet labai keista, kad žmonės yra ne tiek išprūsę, kad negali atsidaryti LRS puslapį ir pasižiūrėti, kiek yra pateikta teisės aktų individualių. Dar nebaigęs kadencijos, Petras pateikė 58 individualius teisės aktus. Tai yra didžiulis kiekis, tuo tarpu Šimonytė tik tai vieną, Raskevičius 2, iš kurių vienas buvo pašalinti Petrą Gražulį iš Seimo. Tai jūs žmonės, mėlyjeji, kviečiu jūs tikrai dar kartą pasidomėti, kas ką daro ir išgirsti, kas norima pasakyti. Nepasiduokite propagandai, nepasiduokite konstruktui, kaip jums bando parodyti. Aš nebejoju, kad mes sulauksime ir spaudimo, sulauksime dar naujų bylų. Todėl kviečiu tikrai visus jungtis prie mūsų partijos ir kartu keliauti į Seimo rinkimus. Ačiū, perinam prie klausimų. Eglė. Eglė Račkauskaitė, LNK žinios. Aš, man atrodo, galėčiau dar prisidėti prie rekordų vardinimo, nors nesu tikra, bet jūs turbūt daugiausiai nuo šoninio mikrofono Seime pasisakantis politikas būdavot. Ir tikrai Lietuvoje esat labai iškalbingas, čia nei pridėsi, nei atimsi, bet kaip bus Briuselyje, kaip jums yra su anglų kalba, nes jeigu jūs lietuviškai ten pasisakysit, ne visi tikriausiai supras. Noriu pasakyti, kad buitinė kalba susikalbu, be abejonės teisinė kalba bus sudėtinga, bet per 5 metus aš manau, kad ir teisinė kalba laisvai kalbėsiu. Tuo labiau, kad visos posėdžiai, tiek komitetų, tiek plenariniai posėdžiai, tiek frakcijose verčiama į valstybinės visas kalbas. Taigi problemų nebus. Vakar dar sutikau porą europarlamentarų. Sako, tu tikrai dėl to nesibaimink, jokio komforto nejausk. Sako, yra daug kas nekalba angliškai, o visas tai, kas reikalinga darbui, visą medžiagą gausi lietuvių kalba. Aš dar kartą prisidėsiu, iš tikrųjų, Europos parlamente yra numatyta galimybė ir kiekvienas pokalbis yra išverčiamas ir transkribuojamas, netgi į tekstą. Todėl Petrui jokių problemų nėra pasisakyti savo gimtają kalbą. Ir visas tas bus išversta, tiek dalyvauti komitetų darbus, tiek ir Europos parlamento plenariniuose posėdžiuose. Mūsų partija niekiek nebejoja, kad Petras, kai buvo Seime, vienas iš aktyviausių, įeina į 5-tuką per visas 8 kadencijas aktyviausių Seimo narių, kurie teikia teisės aktų projektus. Mes nebejojame, kad Petras šitą aktyvumą išlaikys ir Europos parlamente ir padarys didelę gėdą dabartiniam šitiem 11, kurie ką tik baigė kadenciją ir kurie pasižymėjo to, kad padarė didžiulę gėdą Lietuvai, nes jie buvo patys pasyviausi. Tai aš grįžtu prie Petro rekordų ir noriu atkreipti dėmesį, kad sukuriamas Petro įvaizdis žiniasklaidos rankomis, čia ir jūsų sėdinčių rankomis, nieko bendro su tikrovė neturi. O konservatorių ir Kubiliaus sukuriamas įvaizdis, jeigu jūs buvot, pavyzdžiui, 15 minučių debatuose Rotušėje, tai Kubilius ten iš vis patyrė didžiulę gėdą ir aš stebiuosi, kodėl jūs to neprašėte. Jis ne tik, kad nesugebėjo atsakyti jokius klausimus, jisai net pradėjo ginčyti su žurnalistais, kad neva jo alga yra mažesnė negu Lietuvos Respublikos prezidento, kaip ir parlamentarų. Ir supratęs, kad suklydo, įsižeidė ir išėjo. Tai jūs apie tai nerašote. Ja? Tai čia yra Kubiliaus konservatorių partijos moralė, elgesys, bet jūs jį nutylėt. O Petro nesamas nuodėmės išpučia iki begalybės. Tai mes tikimės, kad Petro Gražulio buvimas europarlamentaru šitos debesis prasklaidys. Ir dar gal vieną norėčiau paminėti. Iš tiesų ėjome į Europos parlamentą dirbti dėl Lietuvos žmonių. Todėl tikimės visų gyventojų aktyvumo ir pasiūlymų, kaip mes galime pakeisti tą kryptį, kad Europos parlamentarai dirbtų Lietuvai, ką galime padaryti kaip Europos parlamente dėl savo žmonių. Todėl tikrai kviečiu labai aktyviai visus dalyvauti, teikti siūlymus, ir kartu tikrai padarysime daugiau, negu per šias kadencijas padarė konservatoriai, liberalai ir socialdemokratai. Ačiū labai. Augustai. Labas rytas. Pone Gražulį, konkrečiai jums skiriu šitą klausimą. Pirmas, ar jūs balsuosit už Europos komisijos potencialią vadovę Ursula von der Leyen? Ir antras klausimas, jūs minėjot, kad dalį savo atlyginimo skirsit žmonėm. Paaiškinkit, kaip jūs užtikrinsit skaidrumą, kad būtų matoma aiškiai, kur tie pinigai keliauja. Ačiū. Įkursiu mūsų darbo grupę, komisiją. Tikrai kreipimusi bus nemažai. Jau dabar žmonės prašo lėšų įvairiausiam projektam. Ir
bus skelbiama kiekvieną mėnesį viešai spaudoje, savo Facebook'o platformose, kam yra skirtos tos lėšos. Be abejonės tai yra daugiau moralinis toks žestas. Mes nepatenkinsim visų prašančių, bet mano pozicija parodyti, kad, mėly žmonės, man daug svarbiau jūsų pasitikėjimas negu atlyginimas. Visi kalbėdavo, su kuo nesutikau, eina dėl geresnio atlyginimo. Tai aš noriu parodyti, kad tikrai darysiu tai, ką nedarė dar per mūsų europarlamentizmo istoriją nei vienas europarlamentaras. O kodėl aš už ją turiu balsuoti? Ir aš nežinau. Man atrodo, kad jinai liberalų atstovė. Kodėl už ją turiu balsuoti? Aš manau, kad ne. Modesta. Sveiki, Modesta Gaučaitė Znutienė, LRT LT portalas. Ponas Petrai, jūs šiandien ryte dar buvo tokių žinučių, kad lyg ir turit dvejonių dėl to vykimo į Briuselį. Tai ar jau tas dvejonės išsklaidėt ir kodėl apskritai jos kilo jums, jeigu pirmų numerių partijos sąraše buvot? Ačiū. Taip. Aš norėjau, gal šiek tiek ne visiškai tiksliai pasakiau, norėjau pasakyti ir dabar sakau, kad man žmonių pasitikėjimas yra daug svarbesnis negu europarlamentaro mandatas. Kaip tai įrodyti? Be abejonės vieną žingsnį dariau, atiduodu 50% europarlamentaro pajamų. Kitas dalykas, aš pasakiau, kad jeigu žmonės patikėtų, aš galėčiau net mandatą padėti. Man pasitikėjimas yra tikrai daug daugiau. Kada nuolat buvau trypiamas, žeminimas, metamas į Seimo, iš visur. Ir žinot, kaip džiugu, kad dalis visuomenės palaikė tave. Dar turim galimybę keletą klausimų užduoti, tai Reda. Reda Gilytė, LRT televizija. Jūs daug kalbate apie šeimos vertybės. Ar jūs pats, ponas Gražulis, savo pavyzdžių tai rodot? Tai būtų vienas klausimas. Ar šeimoje gyvenat? Ir kitas, kaip manot, ar šeštadienio Pride eitynės galėjo prisidėti prie to, kad jūs gavot mandatą, nes galbūt žmonės susivienijo prieš Pride eitynės ir atidavė balsą jums? Ačiū. Pirmiausiai, man atrodo, kad tos vadinamos homoseksualų eitynės buvo suruoštos neteisėtai prieš pat rinkimus, kad Laisvės partija gautų mandatą. Jeigu kažkokią akciją mes būtume padarę, tai VRK iš karto būtų nagrinėjus ir pripažinus, kad yra pažeistas įstatymas ir kad tai neleistina reklama, nors jeigu tai buvo reklama, ji turėjo būti pažymėta, kad tai yra politinė reklama, apmokėta iš tokios tai partijos, iš Laisvės. Bet to nebuvo. Matot, visur dvigubi standartai. Dabar dėl mano šeimos. Dėl mano. Taip, esu krikščionis, klystantis, darantis klaidas. Ir dėl Birutės, dėl Monikutės, aš jau 100 kartų atsiprašiau. Klysti yra žmogiška, nuodėmė pasilinkti velniška. Ir aš noriu jums pacituoti ne vieną atvejį iš Naujo testamento. Jau minėjau, kada Kristų nukryžiavo 2 piktadarius. Vieną iš dešinės, kitą iš kairės. Iš kairės piktadaris keikė Dievą, jeigu tu di Kristus, nulip nuo kryžiaus ir mane nuimk. O iš dešinės pasakė, ką tu darai? Juk mes bertai kenčiam. Ir kreipėsi į Kristų, Dievės, Kristus sako, prisimink tu mane, kai būsi roje, mane nusidėjai. Ką atsakė Kristus? Dar šiandien tu būsi su manim roje. Marijos Magdalenos istorija. Sūnaus Palaidūno istorija, Švento Augustino istorija, Švento Petro istorija, kuris prisikinėjo Dievui, kad jo neįsigins. O Dievas Kristus jam sakė, Petrai, dar gaidžių nepragydus, tu 3 kartus manęs įsiginsi. Bet nežiūrint tai, ne apaštalą Joną, ne Andrių, ne Jokūbą, Petrą paskyrė apaštalų vadovų. Taigi, gailėtis už nuodėmes reikia. Mes klysim ir nebus taip, kad neklysim. Ir aš noriu priminti, kad popiežius Pranciškus, popiežius Jonas Paulius II, kuris paskelbtas šventuoju, jo prisiminimuose rašo, įėjo kas 3 dieną iš pažinties. Tai klydo. Tai klysti yra žmoniška. Ir jeigu aš sakyčiau, kad tai dariau gerai, taip tai yra blogai. Tai aš noriu pasakyti ir apie tuos žmonės, kurie nelaimingi, apie homoseksualus. Taip, tai yra blogai. Ir jeigu jie sakytų, kad blogai ir ištieskit, padėkit mums, tai tikrai juos su didžiausiu gailesčiu žiūrėtum ir norėtum išties didžiausią pagalbos ranką jiems.
Popiežius Pranciškus, dabartinis, kuris lankėsi Airijoje, ir kai jo klausė motinos, ką joms daryti, jeigu jų vaikai homoseksualūs, jie sakė, ištieskite pagalbos ranką ir kreipkitės pas psichiatrą. Dabartinis popiežius. Taigi, ne aš juos smerkiu, bet tie žurnalistai, kurie pateikia, kad tai yra gėris, daro didžiulę žalą. Ir aš jums pacituosiu apaštalo Mato Evangeliją, ką kalba apie tokius žmonės, kurie klaidina jaunimą. Apaštalas Matas sako, Kristus, kalbėdamas su mokiniais, parodė į būrelį vaikų, kurie žaidžia ir pasakė, vargas tam, kuris parodys blogą pavyzdį bent vienam iš mažutėlių. Geriau jis pasiimtų asilo sukamą girnų akmenį, užsirištų savo ant kaklo ir nusiskandintų. Jam bus lengviau paskutinę teismo dieną. Ką jūs darot? Tai aš manau, mielas jaunime, nepasiduokite šitom kvailom madom. Nepasiduokite šitai propagandai ir veda į pražūtį. Ir tarp kitko, aš noriu dar jums pasakyti, kad šventas raštas 118 kartų smerkia homoseksualizmą. Ir ypač apaštalas Paulius laiške romiečiams sako, jie verti mirties, jie pikti, Dievas jų nekenčia, jie kerštingi, jie pavydūs. Paimkite ir paskaitykite. Aš už ką teisiamas, kad aš tik trečdalį pasakiau tai, ką apaštalas Paulius ir bendrai Evangelija, šventas raštas kalba apie šitus homoseksualinius nukrypimus. Šita ideologija veda į pražūtį ir tikrai neliks Dievas, nepastebės šitų nukrypimų. Tikrai Dievas vėliau ir anksčiau baus šitą Europą už šitokius nusigręžimus nuo Dievo. Ačiū, Aš dar noriu pridėti. Žinokit, Aš noriu pridėti, kadangi čia labai svarbu, nes čia vėl kalbam apie žiniasklaidos sukurtą Petro Gražulio įvaizdį, kuris yra absoliučiai neteisingas. Tai visų pirma, Petras Gražulis moka vaiko išlaikymo išlaidas žymiai daug kartų didesnės negu įstatymas numato ir tai daro savanoriškai. Antra, jisai per savaitę daug kartų bendrauja su vaiko motina. Ir trečia, jis kiekvieną savaitę pasiima dukrą su savim keliom dienom. Tai jeigu taip darytų tie Lietuvos vyrai, kurie yra palikę savo mamas ir vaikus, tai Lietuvoje tikrai būtų žymiai daugiau laimės ir džiaugsmų. Ačiū Tautos ir Teisingumo centristų tautininkų atstovams už dalyvavimą šioje spaudos konferencijoje. Taip pat ačiū tiems, kurie stebėjote visą šį spaudos konferencijų maratoną, kurį rengėme jau daugiau negu 3 valandas. Jį organizavo naujienų agentūra BNS ir nacionalinis transliuotojas LRT. Mūsų renginio partneris taip pat buvo Europos parlamento biuras Lietuvoje. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Iki kitų rinkimų.